Taigi labas rytas dar kartą. Alytaus sporto centre. Išaušo trečioji stalo teniso čempionato diena. Vyrų ir moterų grupėse liko po 4 pajėgiausius žaidėjus. Kitiems žaidėjams su čempionatu teko atsisveikinti. Prieš mūsų akis Emilija Ryliškytė prieš Lukreciją Juchnaitę. Abi Vilnietės sportininkės, ilgametės treniruočių partnerės ir, žinoma, varžovės. Lukrecija Juchnaitė per pastaruosius pusantrų metų yra padariusi pažangą, dėjusi dar žingsnį į priekį savo kaip stalo tenisininkės karjeroje. Laimėjo labai pajėgias varžybas Finland Open. Matome puikų smūgį iš backhando. Sportininkai pasižymė stipriais, iš tikrųjų galingais vyriško lygio topspinais iš forehando ir backhando. Taigi matome dar kartą tas pats taktinis planas. Šį kartą taško nepelno, tačiau į situaciją buvo patekusi ir savo susikūrusi dėkinga. Jos varžovė Emilija Ryliškytė, daugkartinės Lietuvos čempionės Kornelijos Ryliškytės sesuo, daugkartinė čempionatų prizininkė, visiškai viena kitos vertos varžovės. Emilija Ryliškytė iki šiol įveikdavo savo varžovę. Statistiškai turi geresnį pergalių pralaimėjimų balansą. Tačiau kiekvienas susitikimas, kiekvienas mačas yra nauja galimybė atsiliekančiam arba prieš tai už nugaros buvusiam sportininkui išeiti į priekį ir tuo pačiu didelį motyvaciją. Lygiai taip pat matome Emiliją Ryliškytę, topsuoja iš kairės, įmuša vinerį, nestiprų smūgių ir ne jėga pelnytas taškas, labiau tikslumu ir sukimu. Taigi abi sportininkės yra aiškiai išreikštos puolėjos, valdo abi pusės vienodai gerai. Mūsų laukia tikrai išskirtinės kokybės susitikimas, kuris gali peraugti į tikrą mūšį. Dar vienas privalumas, kurį, manyčiau, turi Lukrecija Juchnaitė, yra tai, kad ji yra kairiarankė. Dešiniarankių sportininkų yra gal apie 90%, taigi dešiniarankis sportininkas kairiarankį žaidėjas susitinka žymiai rečiau nei kairiarankis žaidėjas dešiniarankius, su kuriais žaidžia iš esmės nuolat. Taigi diskomfortas visada yra dešiniarankio žaidėjo pusėje žaidžiant prieš kairiarankį sportininką. Šiek tiek neprieina prie kamuolio blokuodama Lukrecija Juchnaitė, matome pati tą supranta ir parodo savo, kad gaudo kamuoliuką kažkur tai toli priekyje. Turėtų prisileisti jį arčiau kūno arba, kitaip sakant, kūną nunešti arčiau prie kamuolio. Pjautas padavimas, iš tribūnos atrodė plokščias, tačiau pagal priėmimą akivaizdu, kad buvo pjautas servas. Labai sėkmingai atakuoja ir labai gražiai techniškai viską atlieka Lukrecija Juchnaitė, atidarė žaidimą su topspinu iš backhando, toliau buvo pratęsta ataka topsuojant iš forehando. Pakeistas žaidimo ritmas, vienas kamuoliukas smūgiuotas įprastu laiku, kitas smūgiuotas žymiai anksčiau. Sutrikdė besiginančią sportininkę, tai Emilija Ryliškytė. Dabar matome, jinai išprovokuota klaida, kurią daro Lukrecija Juchnaitė, nepriėjusi prie kamuolio. Nebuvo tai lengvas kamuolys, aukštesnės trajektorijos, šoninio sukimo kamuoliukas, reikėjo prieiti prie jo labai sėkmingai, ko padaryti nepavyko Lukrecijai. 4-8 jie atsilieka, 8-4 Emilija Ryliškytė priekyje, jinai ir paduoda. Sėkmingiau pirmas setas klostosi Emilija Ryliškytė. Išleidžia savo varžovę į ataką Emilija Ryliškytė, nupjaudama kamuoliuką giliai į backhandą, vienas iš taktikos sprendimų. Nors ir pradės ataką Lukrecija Juchnaitė, tačiau tą padaryti jai bus labai sunku. Ir dažniausiai po tokio topspino žaidėjos inerciškai kūnas vis tiek pasvirs į tam tikrą pusę, prarasdamas šiek tiek laiko sugrįžti į stalo vidurį ir pratęsti žaidimą. Taigi atlikus topspiną, pataikius ant stalo, dar svarbus elementas yra pusiausvyros atgavimo greitis, kad galėtum tęsti žaidimą arba atakuoti toliau. Taigi iš esmės, kai atiduodama iniciatyvą, tai gali būti daroma tikslingai, siekiant išsklaidyti kamuoliukus po stalą varžovų.
Pjautas servas, topsas iš kairės, dar vienas topspinas. Persuka Emilija Ryliškytė iš forhendo varžovės topspiną ir perėmė iniciatyvą laimėdama tašką. Matome iš karto labai rimtai, abi sportininkės yra nusiteikusios ir labai kovingai drąsina save. 11-5 gan komfortabiliai pirmąjį setą laimė Emilija Ryliškytė. Priminsiu, kad sportininkės kovos iki 4 laimėtų setų ir dėl bilieto į finalą. Ką būtų galima pasakyti aptariant pirmąjį setą, keletą neišprovokuotų klaidų padarė Lukrecija Juchnaitė, tačiau gal sakyčiau, tai yra įprasta šiai sportininkai pradėti susitikimą šiek tiek lėčiau, tačiau dažniausiai jį įsivažiuoja ir jo žaidimo kreivė kyla aukštyn. Tai dabar yra tas laiko momentas Emilijai Ryliškytei, kuris startuoja stabiliau, žaidžia šiek tiek minkščiau. Lukrecijos Juchnaitės žaidimas paremtas didesnė galia ir greičiu topsuojant. Todėl iš pat pradžių prasidėjus susitikimui jai yra kiek sudėtinga ir šiek tiek užtrunka prisijaukinti kamuoliuko jutimą. Ir matome po savo padavimo praranda iniciatyvą sportininkė, išleisdama į ataką Emiliją Ryliškytę. Ir nors ir pataiko į stalo briauną, tačiau Emilija Ryliškytė jau valdė padėtį to smūgio metu. Iš backhando renkasi servuoti Lukrecija Juchnaitė. Ieško atidaromo topso iš backhando, jį gauna, blokuoja Emilija Ryliškytė smūgį ir tada jau pratęsti antru topspinu Lukrecija Juchnaitė atakos nepavyksta. Vėlgi neišprovokuota klaida. Laisvas kamuolys, kurį turėjo sportininkai, tačiau techninis brokas ją aplanko šiuo atveju. Matome Emiliją Ryliškytę. Atidaroma į topsą iš kairės atlieka labai stabiliai, tada pratęsia ataką su savo forehandu ir sukonstruoja tašą iki galo sėkmingai. Šiuo metu toks ir skirtumas tarp šių dviejų žaidėjų. Lukrecija Juchnaitė šiek tiek stringa, darydama antrą, trečią kamuoliukus. Pirmą jinai atlieka labai gerai, tačiau tuomet nepavyksta, po bloko nepavyksta atlikti antrą topspino, kuris yra kamuoliukas ateina šiek tiek aukštesnis ir priešais ją, jo tarsi nepasiekia ir neprieina prie to kamuolio, dėl to negali žaisti jį aktyviai. Tik tai švelniai paglostydama kamuoliuką nukreipia į kitą pusę, tačiau to dažniausiai neužtenka. Arčiau kamuolio turėtų būti sportininkai. Reiškia, nesugeba pasitaisyti kojomis kūno pozicijos. Štai matome Emiliją, atidaro iš dešinės šiuo atveju. Pirmas topspinas iš forehendo, siunčia kamuoliuką tiesiai linija, tiesiai varžovui į forehendą. Ir Lukrecija jau pastatyta ant kulnų privalo spėlioti, kur bus kamuolys, o reakcijos laikas yra labai trumpas stalo tenise. Ir jeigu nepavyksta perskaityti varžovo kūno kalbos, numatyti, kur jis smūgiuoja, jau būna sudėtinga. Net jeigu ir atmestų tokį kamuoliuką ir blokuotų, toliau vėl sektų Emilijos Ryliškytės topspinu. Rėmimo klaida, pjautas padavimas, neperkelia tinklelio Lukrecija ir kol kas nepagauna savo žaidimo ritmo. Plokščias padavimas, užsimezga žaidimas. Gauna pjovimą į backhandą, tačiau vėl šiek tiek nekoordinuotai atlieka topspiną iš backhando Lukrecija Juchnaitė. Plaukioja kol kas žaidėja, atrodo šiek tiek užklupta ir nesusikalibravusi savo žaidime. Dabar sužaidžia sėkmingiau, nepavyksta pirmojo topso atsiginti Emilijai Ryliškytei ir pelno tašką Lukrecija Juchnaitė. Neįeina kol kas į ritmą, visa kūno kalba sportininkės rodo, kad ji nesijaučia gerai. Ir sudėtinga šiuo atveju būtų patarti, ką galima padaryti. Tiesiog tikriausiai bandyti ieškoti savo žaidimo toliau. Pusiau ilgas kamuoliukas išeina į topspiną Lukrecija Juchnaitė, tačiau pasiseka šiek tiek Emilijai Ryliškytei. Blokuodama kamuoliuką kliudo tinklelį, sutrikdo Lukrecijos koordinaciją ir tuomet jau taškas pasisuka nenumatyta visiškai linkme abiems sportininkams.
Labai gražų priėmimą padavimą atliko Lukrecija Juchnaitė. Iš šalies stebint atrodo pažįstama su šiuo Emilijos Ryliškytės padavimu. Gražiai paglostė kamuoliuką, nusiųsdama į tiesią liniją. Techniškas priėmimas ir šiuo atveju sužaidė sėkmingai likusią taško dalį. Po gero priėmimo visuomet žaisti yra paprasčiau. Štai matome, gal tai yra taktikos dalis. Atiduoda iniciatyvą po savo padavimo Lukrecija Juchnaitė. Galbūt jinai keičia šiek tiek žaidimo pobūdį ar taktiką. Prieš tai matėme ją nuolat stengiantis atakuoti pačią. Dabar atiduoda pirmąjį kamuoliuką savo varžovui ir eina į blokuojančio žaidėjo poziciją, likdama arti stalo. Štai nustebina savo varžovę greitu padavimu į forehandą. Pelnomi taškai padeda sportininkai pasijusti psichologiškai ramiau ir komfortabiliau. Jie pradeda sektis kai kurie dalykai, kad ir šis padavimas ir ta psichologija pradeda veikti jos labui. Emilija be abejo norėtų užsidaryti šitą setą savo naudai. Vėl čia yra standartinis Lukrecijos Juchnaitės žaidimo epizodas. Normaliom sąlygom šitas topsas turėtų skėti ant stalo turbūt 8 ar 9 kartus iš 10 treniruotėje. Tačiau kliudo truputį briauna. Kamuoliuką ne visai centro raketės pataikė sportininkai. Ir klaidą matom nervingai atrodo, kad Lukrecijai nepavyksta užmegzti savo žaidimo. Žaidžia galbūt 75% savo pajėgumo, žiūrint iš pirmo žvilgsnio. Svarbiau yra ne tai, o esmė, kad žaidėjai nepavyksta įkaisti prie stalo. Jai nepavyksta įgyti psichologinio ritmo, kuriame pasijustų savo įprastai. Dabar jinai priversta reaguoti į varžovės veiksmus, galvoti, kodėl neišeina, kodėl nepataiko, kažkas netvarkoj, bandyti sugalvoti, kaip pakeisti žaidimą, kas yra labai trikdantis veiksnys. Dažniausiai sportininkas tiesiog norėtų eiti, angliškai vadintume go with the flow, eiti iš esmės iš nuojautos ir naudotis sprendimais, kurie yra atidirbti ir jau paruošti iš anksto. Vis tiek taktinis planas jau buvo sugalvotas žymiai anksčiau. Tačiau trukdo tam tikras techninis brokas, girdim raketės sąlyčio su kamuoliuku metu ne visai centru smūgiuoja Lukrecija Juchnaitė. Tai reiškia, kad jinai negauna patogių ar įprastinių savo kamuolių. Naivu būtų manyti, kad jinai staiga nustoja judėti taip, kaip yra įpratus. Gali ją kaustyti kažkokią truputį įtampą, kas vėlgi pasikeičia. Turbūt po pirmojo seto tie dalykai pasimiršta žaidėjai. Taigi čia yra įdomi vieta. O dabar matau, labai gražiai pradėjo setą, sėkmingai atidarė žaidimą Lukrecija Juchnaitė, tačiau vėl smūgiuojama su briauna. Truputį mistaimingas arba netinkamu metu atliktas smūgis. Tai nėra kažkokia techninė klaida. Tai yra rizikingesnis smūgis žaidžiant įkylantį kamuoliuką ir kol kas nesiseka sportininkai. Vėl pirmas atidarimas labai geras. Gauna pristatymą toli nuo savęs. Ir matome, turi smūgiuoti siekdama kamuoliuko, kas iš esmės techniškai jau nebeįmanoma. Nieko aktyvaus tu negali padaryti, kai kamuoliukas yra žemiau tinklelio. Dabar jau per kietas ir per stiprus kontaktas, per plokščias kamuolys siunčiamas iš backhando. Yra šiek tiek nusivylimo sportininkės veiksmuose ir tai visiškai suprantama. Jos varžovai išmintingai žaidžia minkščiau, minimalia rizika ir aktyvūs veiksmai Lukrecijai Juchnaitei kol kas nesiklosto. Nepavyksta įeiti į žaidimą šiuo metu visai. Tai pirmas epizodas, vis tiek smūgiavo praradusi šiek tiek pusiausvyrą, tačiau pakankamai išsilaikė, kad smūgis pavyktų. Čia jau įprastinis Lukrecijos žaidimo elementas. Vėl techninis blokas priėmimo metu, neužsikabina kamuolys taip, kaip norėtų Lukrecija Juchnaitė. Klaida priėmant varžovės padavimą ir vėl komfortabiliai priekyje pabėgusi Emilija Ryliškytė 2-0-5-1. Net ir sekasi sportininkai, matome Emiliją smūgiavo su raketės briauna, jau visiškas raketės briauna ir gražiai leidosi ant stalo kamuoliukas. Bet yra patarlė, kad sekasi geriems.
Taip, kad labai gražiai atlieka pasisukimą Lucrecija Juchnaitė, smūgiuoja į forhendą varžovai, o čia yra jau gero pasiruošimo elementas, treniruočių vaisius. Emilijos atidaromasis topsas, perima iniciatyvą Lucrecija Juchnaitė, tačiau vėl kamuoliukas kliudo tinklelį smūgavus Emilijai Ryliškytei ir sutrikdo žaidimo ritmą jos varžoviai. Vadinamasis fuksas, sportininkai atsiprašo savo varžovės, tačiau niekas iš žaidėjų nekontroliuoja fukso padarimo ar jo priėmimo. Čia yra jau žaidimo sėkmės dalis. Turi ieškoti Lucrecija Juchnaitė ilgesnių taškų, kuriuos reikėtų padirbėti fiziškai ir įeiti į žaidimą kažkaip intensyviau. Kol kas tie kamuoliai ir taškai nuslysta per anksti. Dabar jau Emilija parodo savo meistriškumą. Pirmas smūgis vėl buvo lyg ir nekokybiškų garsų iš raketės, šiek tiek subriauno, tačiau vėliau antrasis, kuris sekė po to iš forhendo, buvo puikus. Ilgais servais ir greitais padavimais ieško taškų. Lucrecija Juchnaitė ieško kažkokio lengvumo žaidime. Sunkiai kol kas sekasi jai konstruoti žaidimą. Lyg ir pirminiai veiksmai būna teisingi, tačiau atidarius pirmą topsą sėkmingai nepavyksta pratęsti atakų antruoju ir trečiuoju kamuoliais. Ir čia jau nieko nepadarysi, šitie dalykai bus sprendžiami grįžus į treniruotes. Pasižiūrėjus vaizdo įrašą tikrai pamatys, kiek tokių progų praleido pati žaidėja. Labai geras priėmimas, halflongas atidarytas. Štai, va čia yra įprastinis Lucrecijos Juchnaitės stilius ir Emilijai palengva gali tekti su juo susidurti. Mes kaip žiūrovai to labai tikimės ir laukiam, kad kilsteltų savo žaidimo lygį Lucrecija Juchnaitė į tokį, kuris jai yra pažįstamas ir jau prisijaukintas. Vis dar manau, kad tai yra labiau išimtis nei taisyklė, silpnesnis jo startas šiame susitikime, nors kaip minėjau, pradžioje susitikimo aš ir tikėjausi, kad jai labiau nei varžovė užtruks įeiti į žaidimą šiek tiek ilgiau. Štai matome labai gražus užmetimas į vidurį. Emilija negalėjo atakuoti to kamuoliuko, beliko tik sukontruoti kamuoliuką ant stalo, kur buvo paruoštas jau Lucrecijos Juchnaitės forehandas būsimam topsui. Tiesa, šiuo atveju jo net neprireikė. Labai gražiai pasisuko šiek tiek, galbūt pametė pusiausvyrą judesio metu, išplėsdama judesį į Lucreciją Juchnaitę, galėjo būti viskas kompaktiškiau. Kažkas atrodė judesį neužtikrinto ir kamuoliukas lekia už stalo, nors situacija buvo puikiai, švelninti iki 7-8, tai būtų visai kita istorija. Emilija visiškai profesionaliai šiuo atveju pasiruošusi, priima padavimą, kurį gauna ilgą greitai dešinę, prieš tai buvo kelis kartus užklupta greitų padavimų, dabar visiškai saugiai ir tiksliai sužaidžia į kamuoliuką. Puikus topspinas iš forehando ir taškas iš karto Emilijai Ryliškytei. 4 set pointai, setbolai, tai yra galimybės 4 rungtynės laimėti trečiąjį setą. Štai matome ginasi Lucrecija, atakuoja Emilija ir nepavyksta, turint iniciatyvą nepavyksta sukonstruoti kažko reikšmingesnio, padaroma neišprovokuota klaida Emilijos Ryliškytės. Per daug nuleista kamuoliai, atrodė šiek tiek žaidėja buvo atsitraukus toliau nuo stalo, negu jai pačiai turbūt norėtųsi. O čia dabar gerai padavimą priėmė Lucrecija Juchnaitė, tačiau Emilija buvo pasiruošus tokiam įvykių posūkiui, nepataiko į kamuoliuką, kuris buvo pasiųstas šiek tiek labiau į alkūnę. Tačiau, ką norėjau pasakyti, kad sportininkai, tai yra Emilija Ryliškytė, nori likti prie stalo ir žaisti pirmoje zonoje kylančius kamuoliukus, persukinant topspinus iš forehando, atliekant topsus iš backhando. Čia yra jos žaidimo stilius ir jos tikslas trauktis nuo stalo nei viena iš šių sportininkų nenorėtų. Štai labai gražus plokščias padavimas, neperskatojo Emilija Ryliškytė, siunčia gerokai toliau nuo stalo linijos, bent pusmetrį už stalo. Lucrecijos vietoje pakartočiau šį padavimą, matysime, ar tai bus. Pjautas padavimas, pakeistas servas ir dabar atakoja Emilija. Dėsningai
laimi šį setą. Vis dėlto Lukrecija buvo per 1-2 neišprovokuotas klaidas mažiau ir jau setas būtų jos. Paskutiniam taške galėjote matyti, kaip vis tiek atakuojantis sportininkas yra vedantis taško vystymosi metu. Gynyboje esantis žaidėjas tik tai reaguoja į topsuotojo veiksmus. Ir nors ir gražiai gynėsi Emilija, atsiprašau, Lukrecija Juknaitė, tačiau bet kada gali būti padaroma klaida, todėl kad tiek, kiek yra įdėta sukimo į kamuoliuką, kuris atkeliauja iš puolančio žaidėjo, perskaityti teisingai nėra paprasta. Raketės kampas, kuriuo pasitinki kamuoliuką, taip pat yra elementas, kuris turi būti tikslus. Prieiti prie kamuoliukų, kai tu nežinai, kur jie bus siunčiami, tik tai nujauti arba šiek tiek gali įtarti kryptį, užsiimti poziciją tinkamai. Taip pat yra sudėtingiau dėl to, kaip ir kitose sporto šakose, tas, kas pavyzdžiui futbole vedasi kamuolį, jis turi pranašumą prieš gynėją bent kelių akimirkų. Tas, kuris turi iniciatyvą, žino labiau, ką darys. Tas, kuris reaguoja, atsilieka šiek tiek laiku ir jam laiko sureaguoti yra gerokai mažiau. Todėl atakuoti pačiam ir turėti iniciatyvą visada yra statistiškai palankiau. Išskyrus retas išimtis, kaip pavyzdžiui Rimvydo Martinkos žaidimas, kuris paremtas iniciatyvos atidavimu dažnai arba lengvų perėjimų nuo iniciatyvos turėjimo į pasyvumą. Na kągi, Lukrecijos laukia rimtas uždavinys, jeigu jinai dar nori patekti į finalą, 4 iš eilės laimėti setai. Psichologiškai sportininkui ši būsena yra dvejopa. Prieš susitikimą jisai žinojo, kad reikia 4 laimėtų setų iškovoti pergalę. Tas uždavinys nepasikeitė. Vis dar reikia 4 laimėtų setų, kad pasiekti pergalę bendram rezultate. Tiesa, teisės klysti jau nebeliko. Nepakankamai pasisuka giliai. Lukrecija Juknaitė turėjo turbūt būti dar vienas mažas korekcinis žingsniukas, kad atsidarytų visą stalo plotą, į kurį gali siųsti kamuoliuką. Dabar lyg ir neblogai, bet kamuolys tada buvo ne toje vietoje, kur jinai norėtų. Čia firminis smūgis iš backhando. Vienodai efektyviai jų siunčia įstrižai stalo ir tiesia liniją. Lukrecija Juknaitė tai yra stiprus didelis ginklas, po pjauto padavimo dažnai nori žaisti iš kairės. Atidirbtas techninis elementas ir labai sėkmingai veikiantis vienas iš dalykų, kuris šiam pusfinalyje jai tikrai veikia gerai. Sėkmė, matom, šiek tiek yra Emilijos Ryliškytės pusėje. Dar vienas fuksas. Šiuo atveju neatremiamas kamuoliukas. Vėl matome, kartojasi šitas elementas ir šita klaida, kai kamuoliukas yra pasyvus priekyje Lukrecijos Juknaitės ir jinai jo nepasiekia per vieną žingsnį, jinai pradeda smūgiuoti, nedėjusi dar žingsnį į priekį, nei kiek nepriartėjusi prie kamuolio, jinai tiesia ranką į kamuoliuką ir kūnas virsta į priekį, atrodo judesys iš karto ne techniškai, tačiau šitas dalykas jau negali būti ištaisytas susitikimo metu, jis turės būti taisomas treniruotėse. Emilija su empatija, atsiprašo savo žodžius, dar kartą siūstas kamuoliukas kliudo Brauną, ypatingai tiksliai pasiūstas kamuoliukas, truputį ironijos mano komentarė, kadangi tokiu tikslumu nežaidžia ne vienas žaidėjas, lygiai tiek ar tiek, kiek buvo sėkmės, tiek pat arti buvo klaidos Emilija Ryliškytė. Kitame pusfinalyje susitikimas jau pasibaigė. Emilijos Ryliškytės sesuo daugkartinė Lietuvos čempionė Kornelija Ryliškytė žaidė su kauniete Vilija Abramovičiūtė ir ten gal kiek netikėtai komfortabilią pergalę pasiekė ir gan greitai ją pasiekė Kornelija Ryliškytė 4-0.
Tikėjausi daugiau intrigos, bet galbūt nepavyko užmėgsti artimesnės kovos Eivilei. Taigi pirmas finalininkė pirma jau aiškiai. Jei neklystu, 7 metus iš eilės stipriausia šalyje yra Kornelija Ryliškytė ir laukia savo varžovės finale. Arčiausia finalo šiuo metu yra Emilija Ryliškytė, pirmaujanti 3-0 ir 6-3 prieš savo varžovę Lukreciją Juchnaitę. Matom, susikaupia emocijų Lukrecijai. Dar bandys sportininkė vieną kartą. Net jei mums nesiseka 9 kartus iš eilės, kaip sakė Marijonas Mikutavičius. Sunku po tokių epizodų rasti savyje stiprybės, kadangi visiškai laisvą taką turėjo Lukrecija Juchnaitė ir vėl kamuolys leidžiasi toli nuo galinės stalo linijos, nors pati situacija buvo tai, ko puolėjas ir ieško. Apsikeičia sutrumpinimais, išeina į ataką Lukrecija, persuka Emilija Ryliškytė, tačiau šį kartą sėkmingiau taškas baigės Lukrecija Juchnaitė, nors Emilija Ryliškytė turėjo kontrolę šiame taške ir galėjo viskas pasibaigti ir jos naudai. Labai geras priėmimas. Puikiai perskaitė savo varžovės padavimą Lukrecija Juchnaitė. Jau kokybiškiau sunku įsivaizduoti, kaip galėtų būti užmestas kamuolys. Giliai, greitai ir žemas kamuoliukas pasiųstas į varžovės bekendą. Po padavimo net nelabai spėjo užsiimti poziciją. Emilija Ryliškytė tai tikrai nesitikėjo tokio greičio ateinančio kamuoliukų. Kartojamas padavimas. Renkasi pjautą padavimą, bent jau pirmo atveju Lukrecija Juchnaitė. Ir, manau, ruošiasi žaisti atlikti tą atidaromą topspiną iš backhando. Kaip ir matėme daug kartų šiame susitikime, keičiamas kamuoliukas, nes pasigirdo keistas garsas, lyg tai skilęs kamuolys. Gal visai naudinga pertraukėlė Lukrecijai. Dar tikrai yra vilčių šiame sete ir būtų įdomu pamatyti užsimezgant artimesnę kovą, ko aišku visai nenorėtų Emilija. Paskuba Lukrecija smūgiuoja kylant į kamuolį, daug meistriškumo reikia, kad tie kamuoliai būtų atliekami tiksliai ir smūgiuojami sėkmingai. Akimirką vėliau ir kamuolys būtų perlėkęs tinklelį. Vis dėlto geriausi pasaulyje stalo tenininkai labai dažnai žaidžia kylančius kamuolius, tai yra aukščiausia meistriškumo klasė. Kitaip sakant, tie smūgiai yra aukštesnės rizikos smūgiai. Nežinau, ar jau reikia šitame pusfinalyje. Galbūt būtų galima iš pradžių startuoti nuo ramesnio žaidimo būdo. Truputį užsikerta, persuko sėkmingai iš forkhendo Lukrecija Juchnaitė. Emilija išlaiko labai panašų kūno kalbos prasme susitelkimą taško metu, nematom trukčiojimų jokių. Lukrecija trukčioja šiek tiek po smūgių, jinai akimirką žiūri ar pataiky, ar tai kažkodėl nesiruošia kitam smūgiui. Kažkokia yra dvejonė žaidėjos veiksmuose. Dabar vėl matom, nes su raketės centru iš garso galima girdėti šiek tiek žemiau nuo centro kliudo rakete kamuoliuką ir iš karto techninis brokas. Nepavyksta užkabinti tokio atveju kamuolio taip, kaip norėtų sportininkai. 4 match pointai, kurios turi Emilija. Pirmą išsaugojo Lukrecija Juchnaitė. Topspinas iš backhando, vėl galėčiau sakyti, kad ne visai idealus garsas, tačiau šiuo atveju pakankamas kontaktas su kamuoliuku, tvirtai sugebė kamuoliuką, pasiunčia į tiesią liniją, pelno tašką, bandys pakartoti dar kartą. Lygiai tas pats sukasi iš forkhendo. Antras kamuoliukas nusmešinimas yra į priešingą pusę, išsaugo 2 match pointus Lukrecija Juchnaitė. Ir dabar Emilija Ryliškytė turės savo padavimų seriją, siekdama užbaigti susitikimą. Dabar sudėtinga nuspėti, nelaimėjusi taško, pavyzdžiui, standartinio šiuo atveju tikriausiai galėtų rinktis ir ilgą greitą padavimą, bandydama išmušti savo varžovę iš pozicijos, matysime, kaip seksis. Puikią ataką surengė Emilija Ryliškytė, tačiau Lukrecija Juchnaitė išliko teisingai užsiėmusi padėtį, labai gerai sužeminus savo svorio centrą, minkštai gana priiminėjo atsiųstus topspinus. Jie nebuvo stiprus, tačiau vis tiek jie provokuoja besiginančio žaidėjo klaidą, šiuo atveju Lukrecija tiksli.
renkasi užsidirbti tašką. Ir vėl matom šiek tiek abejonės Lukecijos veiksmuose. Viskas buvo gerai ir vėl išėjo ataką, tačiau antras topspinas buvo smūgiuojamas vėl šiek tiek ore atsiplėšus, beveik abiem pėdom nuo žemės. Nesusikoordinuoja, kažkoks yra momentas, kur trūksta žaidėjai prispaudžiamosios galios, jei kalbėtume Formulės 1 terminais. Šiek tiek lieka pasistiebusi Lukecija Juchnaitė. Labai nedaug trūksta iki labai